Labadiena visoms. Šiandieną trumpas pasidalinimas, toks ekspromto atėjęs. Taigi, iš tikrųjų, kadangi dirbu grožio srityje, tai noriu tiesiog pasidalinti iš tikrųjų, kaip aš suvokiu ir kaip aš pamačiau, kas yra tas moters grožis. Ir turbūt jums yra tai ne naujiena, tiesiog norėjau pasakyti ir nuimti galbūt kai kurioms moterims įtampą nuo kažkokių perdėtų sukurtų grožio šablonų, grožio etalonų ir tiesiog priminti visoms moterims, kad iš tikrųjų visas mūsų grožis tai yra kompleksas. Kompleksas, kuris prasideda nuo mūsų, netgi sakykime, vidaus, ar ne, nuo mūsų energetikos, nuo mūsų minčių ir galiausiai jisai išeina į išorę. Tai sakykime, jeigu kalbėti vien apie mūsų ar ne veido bruožus, apie kažkokias raukšlėles ar ten senėjimo visą procesą, tai be abejo šitas sritis jinai irgi užima tam tikrą vietą mūsų gyvenime, apie tai, kad mes rūpiname savo kūnu, kad mes sportuojame, kad mes darome kažkokias mankštas tiek kūnui, tiek veidui, kad mes maitiname savo kūną, sakykime, kiek įmanoma sveikesniais produktais, tai čia viskas yra tikrai tvarkoj ir viskas tai turi būti, nes kadangi mūsų šitas fizinis kūnelis, dar kitaip vadinamas mūsų avataras, jisai mus nešioja, tai yra mūsų ta didelė siela, mūsų ta energija nešioja šitoj žemėje. Bet tai yra glaudžiai susiję, ar ne tiek, sakykime, fizinio kūno savijauta su mūsų apskritai mintimis ir galiausiai tai yra išorė, ne? Tai yra visas toksai bendras kompleksas, kuris tu jo niekaip negali atskirti dalimis, kad ir kaip norėtųsi. Taigi šiandieną, kad mano pokalbis nebūtų tiesiog kažkoks tiesiog paplepėjimas, tai norėčiau jums galbūt sudėlioti tokį, ne tai kad planelį, bet punktus, kuriuos jūs pasidariusios iš karto pasijusite ir sveikesnės, ir gražesnės, ir lengvesnės. Tai iš tikrųjų bendrai paėmus moters kūnas, ar ne, jisai atspindi ne mūsų vidų vis dėlto, kaip bebūtų. Ir begalė daug taisyklių mūsų sistemoje, pradedant mitybos taisyklėmis, ar ne, baigiant ten makiažo, ten kremų tepimo taisyklėmis. Yra viskas apipinta labai daug taisyklių ir aš nesakau, kad tai yra viskas blogai, bet jeigu mes nenaudosime savo pajautimo ir nenaudosime to kompleksinio savęs, sakykime, matymo, taigi jeigu nedarysime to kompleksinio prieimo, nesuvoksime savęs kaip vieningos sistemos, tuomet kokią sritį paimtumėm, viskas bus tik taip, toks, žinot, truputėlį kažkur pritempimas, kažkur kažko padarimas, bet, sakykime, visa sistema jinai vis tiek nefunkcionuos. Lygiai taip pat kaip laikantis dietos, ar ne, pavyzdžiui, laikantis dietos ir prisižiūrint mitybą, moteris vis tiek nebus tokia spindinti ir graži, jeigu jinai, sakykime, kitose srityse savęs nematys ir nejaus. Taigi, kas yra svarbiau, negalime išskirti. Negalime išskirti, kas yra svarbiau, ar ne, kad tai yra svarbiau. Vieni sakys, kad yra svarbu kvėpavimas, kiti sakys, kad yra svarbu mityba, treti sakys, kad yra svarbu meditacija ir taip toliau. Ir begalė daug nuomonių ir minčių, jos visos yra teisingos, bet esmė yra kame. Ir aš pati tai pastebėjau, kad vis tik pats didžiausias ir turbūt svarbiausias dalykas kiekvienai, tai yra susijungimas su savimi. Ir susijungimas su savimi ir gebėjimas save išgirsti, tai irgi ne visada yra paprastas dalykas. Ir galbūt tie žmonės, kurie niekada negalėjo to padaryti, jiem jau atsibodo tos pačios kalbos apie tą patį susijung su savimi, išgirsk save ir taip toliau. Ir kai tu to negali padaryti, tiesiog gali nervuoti net, ar ne, tokios kalbos, kad tai jau tiek daug prikurta visko ir tas banalus pasakymas, susijung su savimi, jau kartais gali tiesiog net būti nebeįdomus. Tai todėl aš
remdamasi savo galbūt patirtimi, savo moterų patirtimi ir tai, ką man tenka, sakykime, patirti savo gyvenime, supratau ir galima būtų išskirti kažkokias tai dedamasias dalis, kaip ta sistema galėtų būti kažkokia tai padaryta, jeigu įmanoma ją padaryti sistemiškai. Kažkiek, nes mūsų protas visada nori tų dalių, tada jisai nusiramina ir truputėlį patyli. Kai protas gauna kažkokią instrukciją, jisai šiek tiek patyli. Paskui, aišku, gal jau nebereikės jokių instrukcijų, kaip pasileista tėkmė per mus, tai mes tiesiog eisim ir tekėsim ir net nejusim, kad mums kažkur kažką reikia padaryti. Bet kol tos tėkmės, sakykime, nesijaučia, arba jinai kartais jaučiasi, kartais nesijaučia, mums reikalinga kažkokia savidisciplina ir kažkokia tai savo pagalba, kuri padėtų mums išsigryninti, ką mums svarbu dėl savęs padaryti. Taigi gal pirmas punktas būtų tai, pirmiausia, aišku, eiliškumas galbūt nėra toks svarbus, vėlgi čia yra individualu, nes nėra vienos taisyklės absoliučiai gyvenime ir niekada nebus. Ir jeigu kažkas tai jums sako, kad yra taip ir ne kitaip, tai tikrai netikėkit, o viską patikrinkit pačios. Tai pirmiausia, galbūt, sakyčiau, reikėtų pradėti nuo savo pačios savivertės ir požiūrio į save. Nes dažniausiai mes einame kažkokiu žingsniu savo gyvenime ir darome ten, kažkur kuriame, kažką mokomės, bet gaunasi, kad mūsų pats karkasas yra nestabilus. O kas yra nestabilus karkasas? Tai yra neteisingas požiūris į save, arba nepasitikėjimas savimi, arba savęs neigimas, ar ne, kad aš esu nepakankama ir aš kažko tai negaliu ar neturiu, ar man per sunku. Taigi požiūris į save, ar ne, požiūris į save. Tai pirmiausia, labai aiškiai savo įsivardinti, tų praktikų galima rasti begalės, gal dabar tiesiog, gal reikėtų atskiro video tokiom praktikom sukonkretinti, bet galima visaip tai daryti. Požiūrį į save ir, pavyzdžiui, savo pagrindinės mintis, jūs galite atsakyti savo į klausimą, kas aš esu ir kas pirmiausia ateina, ne kokios mintis. Ir tada tiesiog viską surašyti apie save ir tas, kas ateina, pajausti, ar iš tikrųjų aš savo leidžiu būti tuo, ką aš dabar parašiau, ne iš proto, bet sakykime, tai, kas ateina iš sielos, ar ne, taip greitai tiesiog susirašom ir aš esu, pavyzdžiui, polėkis, aš esu ten skrajoklė, aš esu ten kažkoks, nežinau, nesuvaldoma kažkokia tai ten, nežinau, energija. Čia nekalbu apie tai, kad aš esu mama, aš esu dukra, aš esu darbuotoja, čia ne apie tai, bet čia yra kiti dalykai. Ir dabar aš pasižiūriu, ar aš savo gyvenime leidžiu pagal savo prigimtį jaustis ir elgtis. Jeigu aš neleidžiu, reiškia, aš jaučiuosi kažkur tai neverta arba nedrasi kažkurioje vietoje, nes netikiu, kad aš galiu tai daryti. Nes jeigu mes darysim gyvenime ne pagal savo prigimtį, ne pagal sielos vibraciją, tada mes kankinsimės. Tai klausimas, kur šitoj vietoj, kas aš esu ir ar aš savo leidžiu būti tuo. Tai kaip minėjau, tų praktikų yra daug ir dabar gal tiesiog nesigilinsiu, jeigu bus poreikis, tai galima bus jas pavardinti. Tai pirmas toks dalykas, į kurį reikėtų savo atsakyti ir pradėti nuo savo karkaso. Antras žingsnis tai yra nuoskaudos ir nusistovėjusios normos. Jeigu mums kažką reikia nupiešti, tai mes būtinai turim pasižiūrėti į savo jau esamą kažkokią tai nusistovėjusią špargalkę, taip sakant, ar ne, arba taisyklių rinkinį, arba tą vadinamą linzę, per kurią mes žiūrim į pasaulį. Tai yra pasižiūrėti savo tuos nusistatytus dalykus. Tai yra begalė daug programų, begalė daug atsinešta iš tėvų ir iš praeitų gyvenimų, kur mes gal net negalim identifikuoti dalykų. Ir galima tiesiog savo įsivardinti, kad kažkur aš jaučiu baimę, arba aš manau, kad turėtų būti taip, arba aš manau, kad kitaip. Ir kai jūs įsivardinat šitą visą dalyką, geriausiai būtų naudoti įvairias kažkokias technikas arba tiesiog nusinulinti viską. Kodėl taip reikia daryti? Nes kai mes atverčiam švarų lapą, tada pradeda reikštis mūsų kūrybiškumas.
Vėlgi, ką aš žinojau apie save, aš viską surašau, kur aš bijojau eiti, ką aš bijojau daryti, kaip aš manau, kad aš turiu daryti, va tokias va savo programas. Ir galima jas surašyti tiesiog ant lapo ir sudeginti, su dėkingumu paleisti. Galima tiesiog, yra tokia praktika, Ho'oponopono vadinasi. Tai yra atleidimo, paleidimo ir dėkingumo praktika, kurią kartojant galima taip pat labai daug iš savęs kaip su trintuku ištrinti. Ir daug begalė kitų dalykų, kuriuos galima naudoti ir nebus nei vieno klaidingo. Tai pirmiausia požiūris į save, senos programos ir tada automatiškai, kai šitie 2 punktai pajuda, ar ne, mes tada jau galim pajausti kažkur tai save, pradėti jausti save, kas aš esu, kažkur tai, čia nieko nejaučiau, buvo aptirpę, ne, pradėjau jausti, kad turiu nugarą, pradėjau jausti, kad turiu galvą, pradėjau jausti, kad turiu akis ir matau, nes prieš tai mes viską darom automatiškai. Ir tiesiog leidžiam savo šitoj erdvėj būti ir jausti šitą erdvę. Tai šitie 2 punktai jau veda prie mūsų grožio, tiek išorinio, tiek vidinio grožio. Ir tada galima judėti toliau, ar ne, pasižiūrėti savo gyvenimo būdą, kaip mes gyvename, ar ne, ką mes valgome, kokiais drabužiais rengiamės, kokia mūsų materiali aplinka, ar ten daug netvarkos joje, galbūt yra daug senų daiktų, kuriuos reikėtų jau išmesti ir atsisveikinti, tai tą mes viską puikiai žinom. Ką mes dedam į burną, ką mes žiūrim per televizorių ar telefone ir žodžiu daug dalykų, tai tokia higiena. Visur higiena, ar ne, po truputėlį, po žingsnelį kažkokia tai higiena, nes tai irgi įtakoja mus, ar ne, spaudžia kažkur ten, susispaudžia kaklas, ar ne, čia sprandas, tada automatiškai limfa nebeteka, tada automatiškai veidas mūsų krenta. Tai yra viskas susiję, absoliučiai. Žodžiu, begalė daug yra aspektų, kai pasižiūrime materialų savo, ne, materialią aplinką, tada galim pasižiūrėti sekantį punktą, su kuo draugaujame, ar ne, kam atiduodam savo energiją, kur save atiduodam, kur ne ištaškom. Tai yra tas žodis iš tikrųjų energetinis toks savęs nutekinimas, ar ne, su kažkokiu žmogum pabendravau, jaučiuosi pavargusi ir nebėra energijos. Sekantis punktas - energija. Kur aš kreipiu savo energiją? Aišku, aš čia viską labai taip grubiai apibūdinau, tai galbūt nepasidaro per vieną dieną, bet turint tą kažkokį planiuką arba punktus, galima vis prie jų sugrįžti. Ir kitas labai svarbus žingsnis po jau, sakykime, kūno, po aplinkos ar ne, mūsų nukreipimas energijos. Kur mes nukreipinėjom savo energiją. Nes ten, kur mūsų energija nukreipta, ten ir daugiausiai turime, ar ne? Ir čia yra labai svarbu. Čia labai svarbu ir jeigu mūsų mintys yra sukasi tik tai apie vieną, tai mes to ir turėsime daugiausiai. Tai čia lygiai taip pat ir visuose gyvenimo srityse, ir baimėse, ir savo išorėje, ir visuose aspektuose, nes pastebėjau vieną tokį dalyką, jeigu, pastebėkit ir jūs, atsikėlėt, pavyzdžiui, ryte ir tos lentynėlės jūsų galvoje ir visur kur daugmaž yra švarios ir pasižiūrėkit į veidrodį, kaip jūs atrodot. Ir galbūt nedarėte net jokio savimasažo, galbūt net makiažo nedarėt, nieko nedarėt, tiesiog atsikėlėt su tvarkinga savo tokia požiūriu tvarkingų į gyvenimą, susitvarkėt savo pagrindinės lentynėlės, paprašėt vedimo kūrėjo, ar ne, kad jūs vestų šiandien dieną ir pasitikit, ar ne, ir pasižiūrit, kaip jūs atrodot. Tai tada jau galima daryti, ką nori, pasidaryti veido mankštas, pasidaryti savimasažą, užsitepti nuostabų kremą, pasišukuoti plaukus, pasikedenti, ar ne, apsirengti kažkokį ten drabužį savo. Bet nuo to viskas prasideda, nuo karkaso. Jeigu karkasas yra, kaip sakau, jau sutrūnijęs, mes čia galim daryti, ką norim,
kur norim spausti, leisti kažką, dėti, tepti. Masažas, aišku, jisai irgi galima pradėti ir nuo kitos pusės. Jeigu labai nėra nuotaikos, galima atsisėsti, pasidaryti savimasažą, nueiti pasidaryti mankštą, pastrakaliuoti, ar ne. Ir mes iš tos pusės galim pakurti savo, ar ne, sistemą, tuos hormonus. Ir gali būti atvirkštinis, ar ne, kad pirmiausia, jeigu aš nežinau, kas darosi viduj, tai aš tada einu pasidarau fizinius savo ritualus visus ir aš tada jau šiek tiek geriau pasijaučiu, nes suaktyvėja kraujotaka, mano kūnas supranta, kad prasidėjo diena, kad aš galiu sau leisti judėti, šypsotis ir aš tada einu prie sekančių, sakykime, atsisėdu ir pasakau, savęs paklausiu, o kas man šiandieną yra svarbu nuveikti, ką man reikia padaryti. Ir jaučiu, kur mane kojos veda, ir jaučiu, kur mane neša, ir einu ir darau. Tada vyksta tie didieji stebuklai. Ir vyksta tas didysis mūsų energetinis išsipildymas iš vidaus. Ir mūsų energija pradeda tekėti tiesiog tėkmėje. Mes tada pradedam daryti dalykus, kurių niekada iš proto nedarytumėm. Taigi, mielos mano moteris, tai toks galbūt šiandieną išėjo video ir tikrai norėčiau jūs paskatinti neužstrigti savo kažkokioj tai kūno daly, veido daly, kažkokioj galbūt dietos laikymėsi ar kažkur, nes tai yra kompleksas. Beje, apie svorį ir emocijas čia irgi būtų galima atskirą video įrašyti, nes mūsų dažnai kažkurios tai kūno dalis rodo mūsų užstrigusias emocijas, baimės, vėlgi programas ir kiek norit galima laikytis kažkokių tų mitybos principų, bet svoris nekrinta. Nes jis negali kristi, nes priežastis yra ne tame. Tai vėlgi viskas yra, kaip sakau, balansuojama. Ir viskas tinka, viskas, kas sukurta, įvairios metodikos, bet visada reikia prisiminti, kad mes niekada nebūsim tik tai mūsų kažkuri tai dalis. Nes apskritai ir mūsų kūnas yra tik tai pati mažiausia mūsų išraiška fiziniam pasauliui. Mes taigi ten dideli ir mes čia nesimatom, ne plika akim. Ir tas kūnas yra pats mažiausias iš tų visų mūsų kitų kūnų. Bet nereiškia, kad jis yra nesvarbiausias. Jis yra mūsų šitoj kelionėj pats geriausias draugas, kuriame mes turime gyventi ir patirti gyvenimą. Ir todėl labai turime jį mylėti. Ir vėlgi tai sąsaja, ar ne? Sąsaja, jeigu kūnas gerai jausis, tai viskas ir ten gerai jausis. Arba, galima sakyti atvirkščiai. Tai šiandieną toks video išėjo, tai aš pabandysiu tuos punktus gal surašyti, gal kažkam bus kažkas naudinga, kils kažkokių minčių. Ir kai ateis kažkokie ekspromptų dar dalykai, tai būtinai įrašysiu. Gražių jums dienelių ir meilės sau.